išlikite čia ir dabar. Galbūt jūs esate įsitempęs gyvenime, kaip ir dauguma mes visi, ir dabar pajutę truputį atsipalaidavimo gėrio, jūs iškart norit tapti nesąmoningas ir užmigti. Kaip tik mums reikia mokytis išlikti atsipalaidavusiu ir sąmoningu, kas mums yra labai neįprasta. Mes mokomės būti atsipalaidavusiu ir sąmoningu, tai yra mes plečiame savo sąmonę, tai yra neįprastas dalykas. Mes gyvename tame bėgančiame pasaulyje, einame tam visuomenėje tame bėgančioje. Ir mes įsitempėme, nulatos mūsų dėmesys kažkur tai eina į įvairiausius išorinius objektus, vidinį dialogą, vidinę kančią, vidinį skausmą, mintis, ten konfliktus, vidinius ir išorinius. Mūsų sąmonė siaurėja. Mes esame nesąmoningi, mes nesuvokiame realybės. Būdami vidinėme dialoge konfliktinėme nulatos, arba būdami kažkokia išorinėme konflikte, jau kaip visiškai netekę sąmoningumo. Mūsų sąmonė siaurėja tuo metu. Kas yra sąmonė? Sąmonė yra sielos, tarsi sielos medžiaga, sielos energija. Kuomet mes esame nesąmoningi, neišmanime, sąmonė siaura, jau užteršta visokiausiais ir negatyviais poelgiais. Neišmanimų. Sąmonė švarėja, žmonės kažko stengiasi, daro gerus poelgius, praktikas atlieka, tampa protingesni, išmintingesni, sąmonė platėja. Ir švento žmogaus sąmonė yra labai plati.